Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojam žodį šlavę. Gal kartais per... Trumpai papasako, kas čia šiandien vyksta. Tai šiandien vyksta tradicinis krepšinio turnyras SA prezidento taurė 2015. Mes, kaip organizatoriai MARU SF, turėjom progą suorganizuoti šį turnyrą, dėl to, kad pernai užėmėme pirmą vietą, tapome nugalėtojais. Žiūrint iš taisyklių aspektų, tai manau reikėtų įvesti taip, kad ir pirmame etape būtų laikas stabdomas likus 1 minutei, nes taip kyla daug ginčių iš tikrųjų. Čia būtų pagrindinis aspektas, manau. O šiaip daug kantrybės, nes jos tikrai reikia organizuoti. Jos kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žolė po gero lietaus. Gal manote, kodėl būtent ši diena pasirinkta vasario 16 šiam turnyrui? Aš žinau atsakymą, nes pavyzdžiui visa atstovybė turi būti vieninga, kaip ir Lietuva, kaip ir Kaunas, Vilnius, visi miestai. Nes kas svarbiausia, kad Lietuvoje pas mus turi būti vienybė, kai kumštis mes turim būti, taip? Ar daug sirgalių atsivežat? Pilna autobusą. Šiam žmonių. 34. Labai jau. 34. Žiauriai geras palaikymas. Ir patys palaikėm, ir mūsų palaikė, ir mes palaikėm. Ar patiko šiandienos turnyras? Tikrai, bet tik labai daug įvadimų. Kas labiausiai patiko? Pats turnyras, aišku, viskas patiko. Ar jautiesi deramai paminėjęs vasario 16? Tikrai taip. Ir kaip vertinat šios dienos turnyrą? Kol kas viskas klojasi ganėtinai puikiai. Patekome tarp 4 stipriausių komandų. Tikimės žengti tolyn ir, aišku, pasivežti taurę į Vilnių. Ir kaip manot, kodėl būtent vasario 16 pasirinko organizuoti? Manau, čia yra tiesiog studentų atstovybių paminėjimas Lietuvos nepriklausomybės dieną. Kartais lieki vienas be draugo.